Taip, dabar du psichologai išeina. Iš salės tik toli nenueikite. Imkime vieną dėžę. Čia, o į šitą dėžę mes norime surinkti iš jūsų daiktų. Kokių nors daiktų. Visokiausių, kurių negaila, kad mes pačiupinėsim. Bėgime ten, o ant ekrano gal jau atsiras problemos. O problemos tokios. Neįsijungia trečias bėgis, bijau virtų pomidorų, viščiukų perėjimas namų sąlygomis, katinas pastoviai tuštinasi batus, sierausise per daug bėga, negali niekaip palikti panos, neturiu ko apsirengti, Lietuvoje algos per mažos, Petriukas užaugęs nori būti mamytė, kramto nagus, bučiuoju visus, smirda dešinė koja. Manau, kad imkime, niekaip negali palikti panos. Niekaip negali palikti panos. Taigi pakvieskime psichologus ir jie padės išspręsti šitą problemą. Tam vaikinui, kuris negali palikti panos. Taigi turime aukščiausios klasės du psichoterapeutus ir jūs padėsite mums išspręsti problemą. Vaikinas niekaip negali palikti panos. Taigi, sveiki, labas vakaras visiems seminaro dalyviams. Ir šiandien mes analizuosime labai svarbią problemą, tai yra prisirišimo problema, kada vyras negali palikti mylimos moters. Taigi, kolega, pristatykite pirmąjį preparatą, kuris gali padėti. Su didžiausiu malonumu pristatau naują išradimą, kuris jums padės atsisakyti vaikinui palikti merginos. Ir tai yra mobilus telefonas. Jeigu jūs negalite akisiai pasakyti, tiesiog parašykite SMS, aš tave palieku. Ir problema išspręsta. Taigi, o dar vienas paskutinių tyrimų pasiekimas, kuris pas mus atkeliavo tiesiai iš Tailando, tai yra priemonė, kuri ko gero nustebins bet kurį iš jūsų. Jeigu jūs niekaip negalite palikti savo merginos ir jinai jūs skaudžiai įskaudino, tai jūs tiesiog galite ateiti ir padovanoti jai šitą švarkelį. Kaip sakoma, balta spalva yra pasitarimo spalva, jinai tai supras ir iš karto visos problemos bus išspręstos. Arba tiesiog yra dar viena funkcija, jūs galite ją aprengti, apsukti, atverti duris ir išlydėti. Teisingai. Taigi, o japonų mokslininkai išrado dar vieną įrenginį ir tai yra akiniai nuo saulės, kurie padeda irgi palikti merginą. Tiesiog jūs juos užsidedate ir ignoruojate, įjungiate ignorą, einat ir nematot jo. Taigi, o dabar dar vienas paskutinis naujovių atradimas, kuris atkeliavo pas mus tiesiai iš Kinijos. Taigi, tai yra tuščia tara. Jeigu jūs negalite palikti savo merginos, tai paprasčiausiai nukeliaukite prie jūros, įpilkite čia smėlio ir užklijuokite užrašą "Smėlis iš Palangos". Jinai, aišku, priėmusi šią dovaną kaip labai neoriginalią, iš karto nuspręs, ką reikia daryti ir jums nereikės daug vargti. Jinai išeis pati. Dar vienas įrenginys, tai yra štai, toksai oranžinis dėklas, kurio... Aš mano ne daltonikas, bet tai aš su to susitaikščiau. Tai čia yra violetinis. Ir jame yra dar vieni akiniai. Tai čia yra prieš tai, taip pat naudokite kaip su prieš tai įrenginiu šiais akiniais. Tiesiog ignoras irgi įjungiamas, bet tiesiog čia yra patobulintas, patiunintas įrenginys, nes tai yra dar dėklas prie jo ir galima saugiai vežiotis kelionėse. O taip pat mergina pamačiusi, kad jūs daltonikas, su jumis prasidėti jau nenorės. Taigi, dar paskutinė naujovė šį kartą tai yra mūsų kaimynų latvių gamybos daiktas. Taigi, tai yra Pauliaus Širvio poezija. Kokia jinai gera bebūtų, pagrindinis dalykas, kurį reikia padaryti, tai pasikliauti savo aktorinius sugebėjimus ir romantišką vakarą skaityti poeziją maždaug taip. Kaip ilga, vieniša ir vėjuota naktis. Ir taip visą naktį. Aišku, jinai tikėjusi ko kitko, bet nepatenkinti lūkesčiai yra pats geriausias kelias į skyrybas. Bet pats geriausias būdas palikti merginą yra naudoti štai šią kepurę. Tiesiog užsidedat ją ir vaikštat.